aš esu Asta, dirbu vienoje iš tarptautinių kompanijų personalo skyriuje. Organizacija yra jaunų žmonių organizacija, dėl to man tikrai labai patinka bendrauti su jaunais žmonėmis. Ką mes veikiame ir ką mėgstame, tai aš daugiausiai mėgstu veikti tai, ką veikia vaikai, dėl to, kad einu su savo hobiais paskui juos. Jeigu jie mėgsta dekupažuoti, tada mano hobis dekupažuoti. Jeigu jie mėgsta slidinėti, tada mano hobis slidinėti. Na, šiuo metu, kadangi neperseniausiai įsikraustėme į naują namą, tai šį kartą mano hobis atsiskyrė nuo vaikų ir didysis hobis yra daržininkystė ir sodininkystė, kas nelabai jiems patinka. Ir šiais metais mes turėjome moksleivę iš Meksikos. Tai paskatino greičiausiai pagalvoti apie tokią galimybę mano sesers patirtis, nes jinai prieš porą metų turėjo irgi mainų moksleivę iš Amerikos ir pamatėm, kad tikrai į šeimą įneša daug gyvumo, kito požiūrio, vėlgi ta pati kalbos išmokymo galimybė. Ir kažkai užsiminiau šeimai, kad ar mums būtų įdomu. Tai Agnė tuo labai susidomėjo, greičiausiai pirmiausiai vienintelė. Pačioje pradžioje, kol gyvenom bute, tos galimybės nelabai turėjome ir netikėtai visai prieš įsikraustant į naujus namus gavome skambutį iš Aivaro, kad yra tokia galimybė priimti moksleivę. Ir kažkaip niekas net neprieštaravo, labai tuo apsidžiaugiam ir dar toliau vis džiaugiamės. Na, visą laiką pagalvoju apie tą susikalbėjimo arba susigyvenimo galimybę, nes niekada nežinai tiksliai, kokio charakterio žmogus, kokios kultūros, iš kokios šeimos pas tave atvyks, ar tai tikrai bus priimtina ir vienai, ir kitai pusiai. Ir aišku, po to, kai išsikraustėme į užmiestį, tai buvo mintis, na tai tikrai 2 vaikus vežiojame, ką reikės ir 3 vaiką vežioti. Bet tos baimės jos išnyko, visos baimės, kurios buvo, jos tikrai išnyko dėl to, kad aš atsimenu, kaip ir pats Aivaras pristatinėjo Loren ir pasakojo, kokia jinai iš tikrųjų ir draugiškai, ir visapusiškai, ir atvira asmenybė, tai tikrai tas pasitvirtino ir nežinau, ar čia mūsų toks tolerantiškumas ar jos. Tikrai neturėjom jokių kažkokių tai ar kiviršų, ar nesusipratimų ir tikrai man atrodo, kad ta integracija įvyko labai greitai šeimoje. O iš kitos pusės jinai labai savarankiškai, jinai iš pirmo ryto sakė, kur autobusas, kur man važiuoti. Tai dar pirmą rytą mes ją sakėm, na gal pradžioje mes tave dar nuvešim, o po to pasižiūrėsim. Ir iš tikrųjų jinai labai savarankiškai. Pirmyn atgal į miestą, iš miesto jinai važinėjo pati, nebent, sakysim, vakare po darbo susirašom žinutėmis, susiskambinam, paklausim, kokie tavo planai ir dažniausiai vakariniai planai jos sutapdavo su mūsų vyresniosios dukters planais ir mes puikiai susiderindavom ir visi grįždavom namo. Labai miela, įdomi, žingeidi, užsispyrusi ir daro tai, ką yra užsibrėžus ir siekia savo noro. Ir kas man labai patinka, kad niekada nesėdi vietoje, jinai visą laiką kažką tai veikia. Ir sakysim, va, tas jos pavyzdys, aš galvoju, kad tikrai galėtų būti geras pavyzdys ir mūsų vaikams kartais, kai mes, na, sakysim, išsėdim prie kompiuterio ar prie televizorius arba prie šiaip nieko neveikimo. Tai, na, tikrai ji yra puikus pavyzdys, kada jinai veikia, daro ir būdama Lietuvoje, jinai jau iškeliavo dalį Europos, dalį Lietuvos, susirado begalę draugų. Per tą trumpą laiką, pusę metų, net ne pusę metų mes ją pažįstame, atrodo, kad jinai tiek nuveikė, kiek galėtų nuveikti žmogus per kokius 2-3 metus. Tas baimės, kurias mes turėjom, sakysim, dėl vežiojimo iš miesto į miestą arba dėl tų kultūrinių skirtumų ir integracijos į šeimą, jos visiškai išnyko. Ir kaip net ir nežinau, sakau, ar dėl mūsų tos tolerancijos, ar dėl jos būdo ir tolerancijos, mes tikrai nejautėm, kad būtų svetimas žmogus ir net po 1-2 savaičių mes kartais net ir šeimoje susižvalgydavom ir sakom, net nesijaučia, kad kažkoks žmogus iš kito žemyno, visai kitos kultūros pas mus gyventų. Šiaip turėjau patarimus iš sesės, kad susėsti ir pasikalbėti apie taisyklės, apie lūkesčius, apie viską, bet taip atsitiko, kad pamačius ją, pradėjus bendrauti su ją, man net nekilo noras kažkokias taisyklės nustatinėti ar tartis, kaip čia dabar kas bus, ar tai dėl namo grįžimo, ar dėl kambarių tvarkymo, ar dėl bendravimo kažkokio. Tai viskas labai gavosi savaime. Galbūt dėl to, kad jinai pas mus atvažiavo jau pagyvenus pusę metų kitoje šeimoje Lietuvoje. Galbūt tai kažkiek dar padėjo, nes elementariausiai, kaip mes juokavom,
kas jai buvo keista Lietuvoje ir ką jinai, na, su kokiomis lietuvių keistenybėmis susidūrė. Na, tai elementariausiai batų nusiavimas užėjus į namus ar kažkokie kiti dalykai. Tai per visą tai jinai buvo perėjus. Mums jau nereikėjo tos dalies atidirbinėti. Gal dėl to buvo lengviau. Jo, mes net vieną dieną apie tai daug kalbėjomės, tik dabar galvoju, kad nelabai atsiminsiu, bet iš tikrųjų jiem keista, kad na, mes esame ta tauta, kur Lietuvoje bulvės atsirado, na, tikrai ne lietuvių augintos ir sukurtos, jos atvyko į Ameriką, bet jiems pasirodė, kad iš tikrųjų Lietuva yra bulvių tauta ir turi įvairių patiekalų, kas jiems iš tikrųjų gal kažkiek ir nusibodė, kaip jie pasakė. Tada jiems buvo labai keista, kad mes geriame beržų sulą iš medžio, kažkas tai, na, keisto dalyko. Arba, sakysim, valgom kažkokių žolelių sriubą kaip rūgštynių. Tokių dalykų kaip šaltibarščiai jiems buvo labai keistas patiekalas, bet ką, pavyzdžiui, Loren labai pamėgo, tai jis sakė, dabar negalės gyventi be lietuviškos varškės, be mano keptos duonos. Na, tokių dalykų, kurių nebuvo patyrę, bet kaip ir sunku bus išsiskirti. Ir kas įdomiausiai, mes kažkada vėlgi kalbėjomės ir su Loren, ir kartais bendravome su Estebanu, jos draugu, tai jie sako, mes taip nepasilgom artimųjų. Nes su jais gali per Skype'ą pabendrauti, gali SMS-ais pasirašinėti, gali laiškais susirašyti. Labiausiai jie pasiilgo maisto. Tiek vienas, tiek kitas sakė, nes vis tiek argentiniečių, tiek meksikiečių virtuvė yra specifinė. Ir sakė, kad na, tas skonis, jisai čia visai kitoks. Tai vėlgi, na, kažkada paprašym, kad jie organizuotų mums meksikietišką, argentinietišką vakarėlį draugams. Tikrai turėjom tokį kultūrinį pasisėdėjimą, visiems buvo labai smagu, įdomu pasižiūrėti. Na, nepaslaptis, kad meksikiečių kultūrą mes turbūt didžiąją dalimi pažįstame per serialus ir tas vadinamas muilo operas. Tai ir mano dukrai Agniai buvo klausimas, ar tikrai ten viskas taip, kaip filmuose rodo, ar tikrai tu gyveni tokiuose namuose, kaip meksikiečių serialai rodo. Tai iš dalies, na, sakysim, kai aš išgirdau ją kalbantis su mama Skype'o ir sakysim, ta kalba linksma, emocijos, tai tikrai pasijautėm, kaip būdami kažkokiame tai meksikiečių seriale, tikrai atrodė labai tas bendravimas toksai kaip iš filmų. Iš kitos pusės mes supratom, kad ten tikrai yra industrija, yra didelis tempas ir yra tas pats nesaugumas, kurį mes matom per filmus, nes netgi jie sako, kaip sako, smagu pas jūs vaikai gali išvažiuoti ekskursijas pusė dienos, visai dienai, pas juos pasirodo to neišleidžia, vien dėl vaikų grobimo ir kitų nesaugių atvejų. Nepaisant to, sakysim, atrodo, kai laukia žmogaus iš Meksikos, iš kito žemyno, galvoja, kad jie kažko kitokie turėtų būti, bet, na, žiūrint į jos tėvų profesijas, psichologas, psichoterapeutas, psicologė, tai yra na, tos pačios profesijos, kurios yra pas mus ir rūpi tie patys klausimai. Ir kai kalbėjome su jos mama Skype'u, tai vėlgi jinai kalba tais pačiais žodžiais, tom pačiom temom, kadangi aš irgi toj srity kažkiek tai dirbu, kuo ir aš gyvenu, tai to tokio kažkokio kaip didelio skirtumo mes nepajautėm, kokio tikėjomės, kad tikrai bus didelis kultūrinis skirtumas. Ir, na, mes sakome, galvom daugiau kaip iš serialų srities, kad atvažiuos žmogus kažkoks tai keistas, įdomus, iš didelių namų, prabangių. Bet visai ne. Aš galvoju, kad tą pačią įtaką, kurią mums davė būtent bendravimas su mainų moksleiviu, mes greičiausiai dar pajusime tik tai po kažkiek laiko, kai jau nebus Loren ir tada tam tarpe mes pamatysim, ko mums trūksta ir ką mes turime. Bet priimdama ir pasiryždama šiam įvykiui aš turėjau kelis tikslus. Tai, kad anglų kalbą mes išlavintumėm tiek vaikai, tiek vyras gal kažkiek tai pradėtų kalbėti. Tai čia to neįvyko greičiausiai, dėl to, kad tiek vyresnioji dukra, tiek aš, kurios mes kalbam laisvai angliškai, mes ir toliau kalbėjom, bet kad mažoji pradėtų kalbėti angliškai ar vyras pradėtų kalbėti angliškai, to ir neįvyko, nes paprasčiausiai Loren jau mokėjo kažkiek lietuviškai ir tą susikalbėdavom. Bet turėjau aš tokį kaip ir didesnį tikslą, ne tik dėl kalbos, bet to atvirumo ir parodyti vaikams kuo daugiau galimybių, kiek yra jų gyvenime, kad jie, kai užaugs, kad jie galėtų pasirinkti, kas jiems įdomu. Ir tas mano dukra praeitą vasarą buvo išvažiavusi vasaros atostogoms į Turkiją ir jai tas labai patiko ir aš pamačiau, kaip jinai grįžo tikrai per tas kelias savaitės užaugusi, pabuvusi visai kitoje aplinkoje, pabuvusi savarankiškai be tėvų. Ir čia aš galvoju, aš tikėjausi, kad jinai ir labiau bendraus su Loren.
būtent vyresnioji dukra, nes ten pabuvusi vėlgi toje aplinkoje tarptautinių moksleivių, galvoju, jinai jau turi tą tokį kaip pagreitį įsibėgėjus ir jai čia bus įdomu, bet to neįvyko iš tikrųjų. Dėl to, kad jinai turi susikūrus savo gyvenimą. Loren pas mus atvyko jau susikūrusi savo draugų ratą ir nebuvo taip, kad jos kartu visur eitų, pas vienos ar pas kitos draugus. Taip, tai buvo, sakysim, šventė kartu Loren gimtadienį, buvo kartu išėję, bet daugiau gyveno tokios kaip sesės, atskirus gyvenimus susitikdamos namuose ir tikrai ir kepdamos kartu pyragus ir darydamos kažkokius tai bendrus dalykus, bendraudamos, žiūrėdamos filmus, bet ne kaip draugės. Gal daugiau Loren buvo draugė su Agne, nes Agne tokia daugiau betarpiška, bendraujanti ir jos daugiau kontakto surado tarpusavyje, darydamos kartu namų darbus, ar piešdamos piešinius, ar eidamos į Agnės koncertus ir panašiai. Ne tik lietuviškai, bet dar suvalkietiškai. Po kiek laiko Loren manęs klausė, sako, Asta, o teisybė, kad aš išmokau labai keistą lietuvišką dialektą. Tai mes, kai kalbėdavome su draugais ir sakydavau, pas mane gyvena meksikietė, kalbanti suvalkietiškai. Tai visiems būdavo labai įdomu. Tiesą pasakius, mes galvom, kad jinai daugiau moka lietuvių kalbos, kažkaip tai iš tų pradžioj pirmų žodžių, po to supratom, kad ne, tai yra labai paviršutiniška kalba ir mes, tiesą pasakius, mažai lietuviškai bendravom. Galbūt jos tikslas ir buvo pažinti ir lietuvių kultūrą, ir lietuvių kalbą, bet kažkodėl taip išėjo, kad mes daugiau kalbėdavomės angliškai. Man gal netikėčiausiai buvo pradžioje, ką patyriau, ryšys su mokykla. Nes kai Loren persikraustė į Vilnių, sutartį su mokykla pasirašė kita šeima, ne aš pasirašiau ir aš kažkaip net nepagalvojau, kad turėčiau būti aš, bet aš buvau paprašius mokytojos kontakto, aš jai parašiau, mėnesį ar pusantro mėnesio aš negavau jokios žinutės ir tik vėliau sužinojau, kad jų auklėtojas serga. Bet kadangi aš kažkaip prabangiai gyvenu, kad man nereikia kontroliuoti savo vaikų, aš kažkaip taip labai laisvai ir su Loren elgiausi ir tik po kiek laiko Loren vieną dieną grįžo namo ir aš pamačiau, kad pirmą kartą per kelis mėnesius aš matau kažkokį kitą žmogų. Ir jau, kai jinai įsėdo į mašiną, aš supratau, kad kažkas yra ne taip. Ir tada jinai pradėjo pasakoti, kad grįžo auklėtoja po ligos. Ir dar nesikalbėjo su ja, bet kalbėjosi su jos draugu ir pasakė, kad yra problema su pamokų lankymu, kad dar ten kažkokiu tai klausimu yra. Ir aš tikrųjų pasijaučiau labai blogai, nes aš tada supratau, kad aš turbūt per mažai buvau atsakinga jos atžvilgiu, nes aš buvau pripratusi su ja bendrauti taip kaip su savo vaikais ir neturėdavau tame problemos. Ir tikrai mes pamatėm, kad buvo praleista nemažai pamokų. Pažymiai kaip ir nebuvo labai blogi, ten, kur jinai gali, nemokėdama kalbos, pakankamai išmanyti dalyką. Bet tada atsisėdom, susitvarkėm, susidėliojom viską, paaiškinau, ką reiškia pamokų lankymas, tada supratau, kad iš manęs irgi čia reikia daugiau indėlio ir kontrolės ir vėl viskas buvo gerai. Per tuos kelis mėnesius aš manau, kad tiek aš, tiek mano šeima išmokome būti atviresni kitai kultūrai, kitiems žmonėms, išmokome tos tolerancijos. Ir aš galvoju, kad tikrai mes tą vertę pajusime dar po kažkurio tai laiko, kai jau Loren išvažiuos ir tada suprasime, ko netekom, ką turėjom ir kas liko po to. Nes dabar, kai viskas vyksta čia ir dabar, dar labai sunku įvertinti. Ir galbūt, kai mes tada dar vėlgi, jeigu sugebėsim pažvelgti pusę metų atgal, kokie mes buvom ir kokie dabar esam, tada ir galėsim įvertinti. Bet kuriuo atveju galimybė bendrauti, galimybė mokėti dalintis, tai aš labai noriu, kad mano vaikai to išmoktų. Mano vyresniosios dukters draugų tėvai vėlgi sužinojo apie tokią galimybę, net ir savo vaikams patarė pasiieškoti galimybės tiek išvykti į mainų programą ilgesnę ar trumpesnę, tiek pasikviesti pas save į šeimą, dėl to, kad jie vėlgi mato tame naudos, mato įdomumo, mato galimybę jų vaikams būti kitokiems ir kitaip pamatyti pasaulį. Iš kokios šeimos atvyksta moksleivis, tai aš kaip ir sakau, mums tikrai pasisekė dėl to, kad nebuvo jokių nesusipratimų ar kažkokių kultūrinių skirtumų, bet vėlgi pasikalbėjau su kitomis šeimomis, aš supratau, kad reikėtų labai atidžiai paskaityti moksleivio aprašymą, jo pomėgius, jo šeimos kultūrą ir vertybės. Sunku pasakyti, kiek bus to ryšio iš vienos ar iš kitos pusės.
aš manau, kad aš tai tikrai norėsiu palaikyti tą ryšį ir tikiuosi, kad jinai, tuo labiau, kad jinai ir toliau planuoja likti Europoje kurį laiką, tai tas ryšys kaip ir bus lengviau palaikomas, galbūt pavyks kada ir gyvai susitikti, ne tik kibernetinėje erdvėje. Loren, aš palinkėčiau nepamesti savo gražių svajonių, kurias jinai turi, link kurių taip gražiai, užsispyrusiai ir kantriai eina. Ir toliau išlikti tokiai mielai, visapusiškai ir atvirai žmonėms ir pasauliui.